Sveiki visi, su jumis aš 314 Circle. Sausio mėnesį 2013 metų savo Facebook puslapyje parašiau, kad planuojamas konkursas. Bet pagalvojau, kad tai bus nuskriausti mano seniai pasirašę po YouTube kanalu vartotojai ir seniai paspaudę like Facebook'e mano puslapiui asmenys. Todėl nusprendžiau padaryti šiek tiek kitaip. Suradau įrankį, kuris galėtų parodyti mano top fanus Facebook puslapyje. Tam, kad šitą įrankį galėčiau įdėkti, man reikalingi 30 žmonių, kurie paspaus like. Šiandien mes turime tik tai 25. Ką tai duos? Kai turėsiu 30 laikų, galėsiu įdėkti tą įrankį. Ta įrankį galės matyti visi tie, kurie pasirašė ir paspaudė like po mano kanalu, matyti save topę. Kiekvieno mėnesio pirmą dieną pasižiūrėsim, kas yra topė, ir tai bus išrinktas žmogus aktyviausiai dalyvavęs mano veikloje ir aš jam padovanosiu prizą. Yra dvi sąlygos, kurias norėčiau, kad tas vartotojas įvykdytų. Pirma sąlyga tai paspausti like mano puslapyje 314 Circle, jį galima rasti facebook.com/314 Circle ir būt pasirašiusiam arba paspaudusiam prenumeruoti šitą mygtuką mano YouTube kanale 314 Circle Studio. Kodėl YouTube? Į YouTube aš keliu video ir tie, kas prenumeruoja mano kanalą, patys pirmieji pamatys įkeltus mano naujus video. Kaip žinote, video keliu, šitas apžvalgas keliu kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki penktadienio, savaitgaliais nekeliu, nes jūs linksminatės ir neturit laiko žiūrėti mano apžvalgų. Facebook'e aš keliu naujienas kažkokias tai iš pasaulio ir Facebook'e mes galime bendrauti, komunikuoti, nes YouTube'e aš esu uždraudęs komentarus, nes eina reklama, o aš nenoriu, kad mano kanale kažkas reklamuotųsi be mano žinios. Todėl dar kartą prašau visų tie, kurie paspaudė yra like, aktyviau dalyvauti mano veikloje, dalintis mano nuorodom, kažkokiu tai būdu padidinti šitą laikų skaičių nuo 25 iki 30, įdėsiu topą ir kiekvieno mėnesio pirmą dieną išrinksiu nugalėtoją, kuriam aš padovanosiu kažkokį tai prizą.